Tai sveiki, laba diena. Auditorija judanti, suprantama, vieni ateina, kiti išeina ir man labai smagu yra tiesiog pareflektuoti į buvusį pranešėją ir kad jisai kalbėjo apie medieną, apie vieną tvariausią biopolimerą, nes mes žinome, kad gamtoje yra du polimerai natūralūs, tai yra celiuliozė, apie ką kolega kalbėjo, tai yra mediena ir kitas biopolimeras yra, apie ką aš kalbėsiu, yra kolagenas. O visa kita yra sintetiniai polimerai, kurių mūsų organizmas nepripažįsta ir apie tuos dalykus šiek tiek mes ir pakalbėsime. Aš labai džiaugiuosi, kad štai puikiai auditorijai, kuriems yra ne viskas tas pats. Tai yra, jūs esate žmonės, kuriems įdomu yra ir tvarumas, ir kaip mes irgi girdėjome, kad netgi medžiai turi ilgamžiškumą ir jiems yra taikoma longevity principas. Tai apie 20 žmonių pasaulyje procentų yra tie, kuriems yra ne tas pats, kas vyksta. Na, jūs esate vieni iš tų. O 80% yra tiesiog, kaip jau yra, taip yra. Tai aš noriu pasidžiaugti, kad būdama Aconitum ir Aconitum Swiss savininkė ir vadovė ir, aišku, gydytoja, dirbanti farmacijoje, medicinoje ir longevity, tai yra ilgamžiškumo bei tvarumo srityje, jau daugelį metų galiu pasidalinti kai kuriomis žiniomis ir su jomis. Nes taip jau atsitiko, kad 10 metų mokiausi medicinos ir tos medicinės žinios man padeda iki šiol dalintis tomis žiniomis, kurios yra įvairiose srityse. Turbūt daugelis mane dar atsimena iš tokios laidos LNK sveikatos ABC. Ir šitas laida buvo uždaryta ties COVID ir aš labai džiaugiuosi ties tuo. Dabar klausimas jums, aš čia matau ir pažįstamų veidų. Kiek ilgai jūs norėtumėte gyventi? O kiek daugiau? Jeigu jau mes tokie esame vis dėlto surinkę žmonės, kuriems yra ne tas pats, tai kiek mes norim gyventi? Živilė, kiek tu nori gyventi? Neturiu konkretaus noro. Nėra? Ne. 50, 60, 110, 200. Kolegos, kiek? Prašau? Kol rankytės kojytės veiks. Atsakymas geras, bet bandykime perversti į skaičius. Aš buvau čia dabar visiškai nesiniai auditorijoje, ten be 150, sakė, mes nepasiduosim. 80. O kiek norite, kad jūsų vaikai gyventų? Vaikai. Kiek? 200 vaikai. 200. Teisingai. O tada anūkai? A kiek anūkam duosime? 300. Nu, fantastika. Tai aš tikiuosi, kad Pinoteksas, kurį kalbėjau, yra be plastiko. Tikrai. Ir mes medieną naudosime be plastiko ir gyvensime tiek, kiek jūs sakėte. Mes 100, vaikai 200, anūkai 300 metų. Iš tikrųjų yra tokios, aš padariau simbolinės svarstyklės ilgamžiškumo ir labai priklauso, ką mes į jas įdėsime. Kaip matote, miegas, judėjimas, emocinė sveikata, tai jau čia tokie žinomi dalykai. Ką dar reikėtų įdėti, kaip jums atrodo? Iš tas svarstyklės, kad mes gyventumėm tiek, kiek jūs norite ir mūsų vaikai. Prašau? Aplinka, ekologiška aplinka, taip? Ekologiškos priemonės, kas dar? Ledų. Bet natūralių turbūt, taip? Namuose pagamintų, taip? Kas dar? Jūsgi viską žinote apie tvarumą. Raudono vyno, teisingai, būtinai, tik ne per daug. Kas dar? Socialinis gyvenimas. Taip, tai čia emocinė sveikata turbūt prie to galima priskirti, bet labai teisingai. Vaikščioti į konferencijas pirmiausia, tai irgi socialinis gyvenimas. Ir be abejo, kolegos, tvarumas. Apie ką šiandien jūs jau tikrai daug išgirdote. Tvarumas, longevity, ilgamžiškumas. Kaip jums atrodo, kuris terminas yra seniau pradėtas naudoti ir apskritai longevity, kada pirmą kartą panaudotas terminas? Ką žinote? Maždaug spėjam. Prašau? Kinijoje. Kada? Seniai, 2000 metų. O, tai čia labai taip jau mostelėjo Živilė. Kas gal mažiau, ne be 2000 metų?
Prašau? Auditorija? Prieš kiek? 10, 20 metų, 30? Prašau? 50. Nu, žodžiu, turime ribas nuo 2000 iki 50. Iš tikrųjų, kažkur sustiksime per vidurį, tai yra 1569 metai, 16 amžius. Mes įsivaizduojame, kad čia longevity tik dabar pradėjo ilgamžiškumas, ne? Longevity podeliai, kačiukai, šuniukai longevity, viskas, ta prasme, medis longevity, iš tikrųjų ne. Longevity labai seniai buvo tas terminas panaudotas, tik mes jį prisimenėm pakankamai neseniai. O kaip dabar yra su tvarumu? Kada tvarumas pradėtas naudoti? Prašau? O tai jau tikrai, mes nesiderinom su kolegė, tarp kitko. Jūs pastabi, reiškia klausotės labai gerai. Jūs visiškai teisingai, 1987 Jungtinių tautų ataskaitoj. Ir jūs žiūrėkite, kas čia parašyta. Daryti viską, kad mes nepakenktumėm ateities kartoms. Dėl ko aš ir klausiau, kiek norėtumėt, kad jūsų vaikai ir anūkai gyventų. Tai būtent darykime viską, kad mes nepakenktumėm busimom kartoms. Gal taip ir skamba, žinote, labai, toks, kaip pompa, kaip sako, bet tai yra gyvenimas. Ir, kaip matote, pradėtas tik tai, dabar taip jau labiau naudoti ir aš sujungiau šitos žodžius į vieną ir principę manau, kad verta kalbėti ir apie longevity, ir apie tvarumą. Čia man, žinote, geras yra dalykas, jūs nematote, aš matau laikrodį prieš akis. Ir jisai primena, kad mes ką brangiausia turim gyvenime? Laiką, taip? Visą kitą galime padirbti, pagaminti, nusipirkti, o su laiku dėja ne. Taigi, kodėl labai svarbu ir aš noriu akcentą būtent dėti į šitą sritį, tai yra namai ir biurai arba ofisai, todėl kad čia mes praleidžiame, čia europinis tyrimas, apie 90% laiko. Mes tiek praleidžiam savo gyvenimo. Ir mes turime tokį dalyką kaip buitinė intoksikacija. Kai žinote, kas tai yra? Tai ne tai, kad tave žmona pielina ar vyras. Čia ne apie tai, bet apie kitą dalyką. Prašau? Vienas iš tų dalykų yra plastikas. Taip. Intoksikacija tai yra apsinuodijimas nuodingomis medžiagomis, kurios yra mūsų aplinkoje. Bet čia ne apie emocinį, kaip ir sakiau, ne apie psichologinę intoksikaciją, bet grinai mes kalbame apie tą buitinę, tokią, kuri yra medžiagomis, įvairiomis medžiagomis. Vienas iš jų turbūt toks labai pavojingas yra formaldehidas, kur yra plokštėse įvairiose ten suspaustose, jūs geriau žinote ir taip toliau. Bet formaldehidas jau yra labai išnagrinėtas, jį visi žino, bet aš noriu pakalbėti apie tai, kas mažiau yra žinoma ir būtent apsinuodijimą, buitinę intoksikaciją, plastikų, kaip jūs teisingai ir sakėte, nors reiktų patikslinti mikroplastikų, nes plastikas pats nepavojingas, tik jo irimo medžiagos, tai yra mikroplastikas labai pavojingas, o plastikas visas yra po tam tikro laiko, vieni anksčiau, kiti vėliau. Ir mes pažiūrėkime, kamgi mes jaučiame. Nuovargis, nemiga, depresija. Sakome, iš kur čia jau darbė 4-3 valandą pavargę. Visiškai neseniai kalbu su vienu labai žinomu advokatu. Jisai sako, nesuprantu, man tik 45 metai, bet aš jau sėdžiu darbė ir jau 4 valandą jaučiuosi pavargęs. Man to nebuvo. Taip. O tu sakau, pažiūrėk, kokioje aplinkoje tu sėdi, kas aplink tave, kokios medžiagos. Depresija. Mes stebimės, kad per 2 metus Lietuvoje antidepresantų vartojimas ir naudojimas padidėjo, jeigu prieš 2 metus kas 7 vaistiniai parduodamas vaistas būdavo antidepresantas, tai dabar kas 3 parduodamas vaistas yra antidepresantas. Iš kur? Tikėtina, kad iš tur. Dar plus alerginės reakcijos. Taip, vaikai alergiški sakom, kas čia darosi, slogos nepraeina per žiemą, snargliai bėga ir bėga ir bėga. Todėl ir bėga. Ir būtent
labai teisingai, jau jūs atsakėte iš tą klausimą, kokia medžiaga dažniausiai naudojama, tai yra plastikas. Tai tikrai yra plastikas, kurį mes galime rasti įvairiom formom. Jisai užsimaskavęs. PETas, PVC, DLDP, PP, PS ir čia tik tai keletą išrinkau. Taip, medžiaga yra nuostabiai patogi, todėl kad iš jos galima gauti įvairias formas, spalvas, visa kita. Tvari ta prasme, kad jinai atspari. Va taip reikėtų sakyti, netvari, bet atspari. Bet jinai turi vieną blogą dalyką. Jinai yra ir išskiria mikroplastiką. Aš šiek tiek tik tai apie PVC. Vat vieną medžiagą paėmiau, polivinilchloridą, kurios pagaminama yra per metus apie 40 milijonų tonų, gaminama pagrindinai iš naftos produktų, aukštoje temperatūroje ir ją galima rasti, kaip matote, visur. Grindis, sienos, langai, puikiai atsimenam tą laiką, kai sakydavau, kokius rinksimės langus, plastikinius ar medinius. Aišku, plastikinius, nes laikys 100 metų, taip? Bet kad jisai išskirs mikroplastiką, negalvojame. Džiaugiamės, kad mieste keičiami vamzdžiai. Į kokius? Į plastikinius, reiškia vandenį, gersime jau su mikroplastiku. Džiaugiamės, kad iš butelių gerime vandenį, taip pat su mikroplastiku. Net žaisluose yra mikroplastikas ir plastikas. Ir kaip matote, tai yra pats blogiausias dalykas. Plastiko įramoji dalis yra mikroplastikas. Beje, iš plastiko, kuris yra perdirbamas, mikroplastikas susidaro žymiai greičiau. Deja. Poveikis į sveikatą. Aš kaip gydytoja kalbu jums visus duomenis, kurie yra skelbti mokslinėse publikacijose. Niekas nėra mano sugalvota, tai nėra, kad aš ryte sugalvojau ir parašiau. Tai yra viskas iš publikacijų, iš mokslinių tyrimų, klinikinių tyrimų. Taip, kad noriu, kad šitos mintis jums sukeltų diskusiją ir pagalvojimą. Veikia mikroplastikas į visas principę žmogaus sveikatos sistemas. Nuo to, kad vaikai kažkodėl tai hiperaktyvūs, kad jie negali dėmesio, kad autistų labai daug pas mus, kad sutrikęs emocinis intelektas iki spermos kokybės sumažėjimo ir negalėjimo pastoti endometriozės ir taip toliau. Truputėlį keletą duomenų aš noriu jums parodyti, daugiau. Noriu pasiremti pačių paskutinių tyrimų, kuris buvo publikuotas visiškai neseniai, 25 metais, ir parodyta, kur labiausiai mikroplastikas kaupėsi. Kaip matote, smegenys, placenta, kepenys, žarnynas, inkstai, kraujagyslės. Galbūt yra jums jau iš karto atsakymas, kodėl šitie organai. Prašau? Todėl, kad mikroplastikas patekęs į mūsų kraujotaką, jis ten patenka iš karto, eina į tuos organus, kurie yra labiausiai aprūpinami krauju. Tai vienareikšmiškai, kad daugiausia kraujo yra smegenyse, placentoje, tai yra nėščios moters placentoje, aišku, kepenyse, žarnyne ir taip toliau. Tai kas atsitinka? Vėl paskutinis tyrimas, 25 metų. Buvo atlikti žmonių mirusių, reiškia, autopsija, tai yra 16 ir 24 metais. Autopsija tai yra, paprastai sakant, skrodimas, moksliniais tikslais ir lyginama, kiek mikroplastiko pasikeitė per tuos metus jų organizme. Buvo pasirinkta šalis Naujoji Meksika. Kaip jums atrodo, kodėl? Kodėl Naujoji Meksika? Taip, ten žmonės tikrai gyvena neturtingai. Jie negali sau leisti, ką kolega kalbėjo, medinių savo namų. Taip. Jie gyvena maksimalioj plastiko aplinkoj ir pažiūrėkime, ką mes radome. Radome tai, tiksliau mokslininkai rado, kad per 8 metus mikroplastiko padidėjo kiek? 50%. Smegenyse, ne bet kur, labai svarbioj vietoj, kur yra mūsų centras, visi centrai. Ir aš taip palyginau, kas tai yra, kad būtų visai labai suprantama, kad tas procentas pavertus į gramus sudarytų apie arbatinį šaukštelį.
Mes smegenyse, tiksliau tyriamoji grupė smegenyse jau turėjo, manau, mes irgi panašiai turime, kaip kas gyvename, kokioje aplinkoje, apie tokį kiekį plastiko, mikroplastiko. Kai buvo ištirtos kraujagyslės, čia paėmiau tik vieną tyrimą, tai yra miego arterija, ten apie 60% būtent aterosklerotinės plokštelės yra mikroplastikas. Mes cholesterolį labai, ko neveikėme, sakome, koks blogis, gerkime vaistus ir taip toliau, nesusidarys aterosklerotinės plokštelės, nieko panašaus, kolegos. Mikroplastikas, pagrindas visų plokštelių, kurios paskui sukelia mums infarktą, insultą, trombozę, arterinę hipertenziją, tai yra iš mikroplastiko. Plaučiai. Taip pat buvo tirti plaučiai. Mes sakome, kodėl kosėjam, kodėl astmos, kodėl nepraeinantis kosulėjų, obstrukcinė plaučių liga. Irgi didžioji dauguma tai yra dėl mikroplastiko. Demencija pasergančių žmonės mikroplastiko taip pat randama žymiai daugiau negu pas žmonės, kurie neserga demencija. Taip kad tarp mikroplastiko ir Parkinsono ligos bei Alzheimerio yra tiesioginis ryšys. Na ir pati jautriausia sritis, tai yra moterų folikulai. Ir kai vyksta dirbtinis apvaisinimas, folikulai, turbūt žinote, kad moterims vieną kartą per mėnesį vyksta menstruacijos ir jų metu susprogsta taip vadinamas folikulas, kuris gali būti apvaisintas. Dirbtinio apvaisinimo metu yra sukuriama daugiau šitų pastimuliuojama folikulų ir yra tyriamas skystis, kas viduje yra tų folikulų. Tai jūs pasižiūrėkite, skystyje rado mikroplastiko 14 iš 18. Ir čia nebe jau naudoju Meksiką, čia Europą. Ir tai be abejo trukdo susidaryti embrionui, pirmiausia pastoti. Jaunos moteris dėl to negali pastoti. Pastojus buvo matuota placentoje, kiek jau yra mikroplastiko, kaip matote, 62 mg. Ir nenuostabu, kad naujagimiuose vaikai gimsta jau su mikroplastiku. Mes galvojam, kad tik ten žuvis prisivalgo plastiko ir taip toliau. Ne, mes irgi jį valgom visais įmanomais būdais. Pas vyrus irgi tas pats, kai pas juos sėklidėse randamas mikroplastikas, dėl ko jie pastaruoju metu apie 70% vyrų turi problemą porose dėl vaisingumo, nes sumažėjęs spermatozoidų judrumas ir skaičius. Kaip ten sako, po tokio reikia atsigerti vandens. Tai iš tikrųjų medikus yra be galo gąsdinantys skaičiai ir tai, kas vyksta, aš manau, kad jums tai irgi yra visiškai ne tas pats. Ir pats toks yra stipriausias įrodymas su nematodais. Tai yra tokios mažos kirmelytės, jos gyvena ir žmogaus organizme, ir paukščių organizme, tiesiog skirtingos rūšys yra. Ir kadangi jie labai greitai, jų trumpas yra gyvenimo ciklas, tai labai lengva su jais atlikti tyrimus ir dažniausiai yra naudojama ir farmacijoje, ir vaistų tyrimuose ir taip toliau. Tai kaip matote, kad pas šituos nematodus, kirmeliukus pavadinkime taip, kurie gyveno mikroplastiko ir ne mikroplastiko aplinkoj, gyvenimo trukmė labai skiriasi. Kaip matote, 50% sutrumpėjo gyvenimo trukmė. O mes kalbame apie 100, 200, 300 metų. Taip, norėtųsi. Norėtųsi, kad tai būtų ir toj vietoj reikia prisiminti, kad nėra nepavojingo mikroplastiko. Nėra. Visas mikroplastikas yra pavojingas, nesvarbu, kokios jis yra kilmės ir kaip jis patenka pas mus per maistą, vandenį ar orą. Nes mes jį kvėpuojame, mes jį nuo stalo, nuo sienų gauname, liesdami. Jeigu grindys yra iš plastiko, taip, tai vaikai ypatingai šliauždami tiek prisivalgo, paskui sakome alergiški, kosėja, čiaudėja, ligos nepraeina. Taip kad jeigu tikrai mes norime, kad mūsų anūkai gyventų 200, gerai nusileiskime jau iki 100, kad vaikai gyventų apie 100 ir kad mes 80 metų gyventumėm sveikai, taip, be visų tų ligų, ką aš rodžiau,
Tai rinkimės natūrales medžiagas. Kiek įmanoma, kiek tai leidžia jums galimybę savo namuose, savo biuruose. Jeigu jūs architektai, jeigu jūs projektuojate, rinkite, siūlykite natūrales medžiagas. Taip yra labai tokių negražių dalykų. Man vienas labai žinomas vystytojas pasakė, aš jūsų medžiagą pirksiu savo, nes jinai yra gera, bet kur aš statysiu butus, ten nedėsiu. Tegu žmonės kvėpuoja, ko nori. Tai šito vystytojo šičia ir nėra šitoje auditorijai, nes jam yra tas pats, kaip mes gyvensime ir kuo mes kvėpuosime. Ir noriu dabar pristatyti Weiner kolageninės plokštes. Aš labai džiaugiuosi, kad būtent šitas periodas, šita mistinė data, kuri atnešė mums daug problemų, tai pirmiausia, kaukių nešiojimą, kuris atnešė didžiulės bėdas, odos problemas, iki žaizdų, iki randų. Čia yra kolegų medikų nuotraukos iš įvairių pasaulio šalių. Mums, kaip įmoniai ir kaip mokslininkų grupiai, buvo tai tikrai atradimas. Todėl, kad ieškodami kaukės, veido kaukės, kuri būtų kaip antra oda, nes aš vis laiką sakiau savo, taigi turi būti kažkokia tai medžiaga, kuri bus kaip antra oda. Kodėl mes naudojam sintetinės plastikinės kaukės, kurios sukelia šitokias problemas? Tai čia tai, ką matome, tai yra pirmieji reiškiniai. O kas bus toliau tiems žmonėms? Kodėl jie pradeda dūsti? Todėl, kad mikroplastikas įsiskiria. Ir buvo, taip, šitą nuotraukų tikrai yra pakankamai daug ir jos parodo tą laikotarpį. Ir būtent mes atradome technologiją. Tiksliau, šita technologija jau buvo 40 metų kuriama. Mes nupirkome patentą ir galimybę tobulinti šitą technologiją ir padarėme medicinės kaukės, veido kaukės, kurios, kaip matote, bioartimos žmogui visiškai, neturi jokio poveikio odai ir sugeria virusus. Todėl, kad jos yra kolageninės. Taip kaip kolega pasakojo apie celiuliozę, tai yra biopolimeras. Kolagenas yra antrasis biopolimeras, labiausiai paplitęs pasaulyje. Jūs jį geriate, kolageną tepate ant veido, šaltieną valgome, visa tai yra kolagenas. Ir tai buvo pasaulinė inovacija, nes visiškai naujo tipo plokštės, kurios gali būti naudojamos būtent interjerui, dekorui, statybai, termoizoliacijai. Ir jos pasižymi štai tokiomis savybėmis. Tai yra visiškai biologiškai draugiška medžiaga, tai yra tvarumas. 100% perdirbama, tai reiškia, jeigu jūsų klientas viskas nebenori šitos medžiagos, jis ją nuima nuo sienos, mums gražina, ją mes vėl perdirbam. Jokių statybinių šiukšlių, jokių nieko, jų išmesti nereikia, nes tai yra kolagenas, jis per brangi medžiaga, kad ją išmesti. Natūralus kondicionierius, tai reiškia, kad jisai veikia Ermitažo principų, tai yra jūsų patalpoj temperatūrą sumažina apie 10 laipsnių, kai karšta, kai šalta jisai padidina temperatūrą natūraliai, kaip mūsų oda, kai mums karšta mes prakaituojam, kai šalta mes sugeriam drėgmę ir gamybos metu gaunamas netgi neigiamas CO2. Čia viskas tvarumas yra. Visiškai nedegi medžiaga, nes tai yra kolagenas, jinai neišskirs jokių pavojingų dūmų ir sugers aplinkos negeras medžiagas, pavyzdžiui, virusus. Jeigu jūs norite ofise, kas nors čiaudėja, ar vaikai serga, tai tiesiog ta siena sugers virusus ir daugiau virusas neplis. Tai yra puiki akustinė, nes garsas čia yra kita problema, šiandien apie tai neliečiame, kuris visiškai su tvarumu ir irgi su ilgamžiškumu priešingose pusėse stovi. Ir puiki dekoro, interjero ir termoizoliacinė medžiaga. Ar šita medžiaga yra žinoma pasaulyje? Taip, mes ją jau pristatėme daugiau nei 30 pasaulio šalių, įvairiose regionuose. Ir labai džiaugiuosi, kad galiu jums pristatyti, nes jums tai yra ne tas pats, kokioje aplinkoje jūs gyvenate, jūsų klientai galbūt, jūsų vaikai ir anūkai. Ir kaip mūsų kolegos, jūsų kolegos atsiliepia būtent gražiai, jie moka interjero, dizaino specialistai, sutraukėme, kaip sakau, iš keletos atsiliepimų ir padarėme vieną, tai
Namai, biurai pagal Longevity standartą, aplinka, kurie gydo, stiprina ir daro pagrindą ilgam kokybiškam gyvenimui. Beje, nuotrauka štai yra iš Vilniaus, tai yra sushi baras, kurie labai labai džiaugiasi šitą naujų savo pasirinkimu. Ir čia yra nuotrauka taip pat iš Palangos, tai yra namų kinas. Sienos yra padarytos iš plokščių ir taip pat gali būti printai daromi, nes mes puikiai žinome, kad ant odos mes galime daryti ką? Tatuiruotės. Tai ta medžiaga yra puikiai printinama, organiniais dažais, jokios chemijos nenaudojame. Ir jūs galite kokius norite paveikslus miegamajame, galite žmoną, galite vyrą pasikabinti paveikslą, ta prasme, kad neužmirštumėt savo mylimo žmogaus. Ir kągi, kviečiu kartu sukurti sveikatai palankius ir tvarius namus, biurus, ofisus savo, pirmiausia savo, toliau savo vaikams ir savo anūkams. Ačiū, mėlyjeji. Ačiū labai.